Sveiki žvejų žinių žiūrovai. Vėl susitinkame su jumis eterė ir pagal mūsų tradiciją pasirinkome šiai laidai netradicinį maršrutą į Plekšnių žuklavietę, kurią puikiai žino uostamiesčio meškeriotojai, tačiau mažai pažįstama daugeliui krašto meškeriotojų. Tai šiaurinis Klaipėdos uosto molas, įsikišantis porą šimtų metrų į Baltiją ir todėl puikiai tinkantis plekšnių meškeriojimui, nes nuo jo galima masalą užmesti ten, kur laikosi stambus egzemplioriai. Taigi kartu su mumis pabuvokite šioje žuklavietėje ir susipažinkite su plekšnių meškeriojimo ypatumais. Koks oras geriausias gaudyti plekšnes? Vienu meškeriotojų nuomonė sėkmingiausios saulėtos dienos, kai bangavimas nestiprus, o vėjas pučia į krantą. Bet jų nuomonė neigia tie, kurie mano, jog plokščias keptuves geriausia kimba apniukusiomis, bet šaltomis dienomis. Tačiau jei atvyksti į pajūrį porai dienų, oro nepasirinksi ir turi tenkintis tuo, kas yra, todėl mums teko leistis į plekšnių žūklę per visišką štilį. Žinoma, jūroje visiškas štilis – sąlyginė sąvoka. Išvysti absoliučiai lygų kaip veidrodis vandenį, koks būna ežere, kai vakare nurimsta vėjas, turbūt galima kartą per 100 metų, nes jūroje net ir visiškai nurimus vėjui, jis vien šiek tiek alsuoja, o miniatiūrinės bangelės lyščioja smėlį. Tačiau tokiu oru saulė lyg galingas prožektorius nutvieskia plekšnių pamėgtas seklumas, o jos tokio viešumo nemėgsta ir traukiasi į gelmes, kur gerokai tamsiau, bet svarbiausia, kad plekšnės kažkodėl tokio oro neskuba ragauti masalų. Kol slidokais akmenimis lydimi patyrusio šio žuklavietės ir meškeriojimo pakrantėje žinovo Mindaugo Kulakausko atėjome į reikiamą vietą netoli šiaurinio molo, senojo Smaigalio ir esančią maždaug už 200 metrų nuo uosto vartų, saulė jau buvo pakilusi gerokai link zenito. Tokiu oru, be kepurės su snapeliu ir akinių poliarizuotais stiklais stebėti užmestos dugninės viršūnėlės, laukiant kibimo, būtų gana vargingas dalykas. Tačiau mes iš anksto pasirūpinome tinkamą ekipuotę, todėl nedelsdami ėmėme tvarkyti meškeriojimo reikmenis.
Čia reikia nors keliais žodžiais apibūdinti meškeriojimo jūroje stambaus kalibro dugninės ypatumus. Dugninių meškerikočiai tokie, kad jais galima būtų užmesti svarelius iki 120 gramų. Jie gali būti ir sudurtiniai, ir teleskopiniai, tačiau netrumpesni nei 3-30 metrų ilgio. Žinoma, masalo galima užmesti ir trumpesnė dugninė, tačiau ilgesnio meškerikočio privalumas tame, kad užsimuojant dugninę svarelį ir montažas su kabliukais nesiektų už nugaros esančių akmenų. Tad gramzdą reikia pakelti gana aukštai, kad nei jis, nei kabliukai neužsikabintų už kliuvinių, o metimas būtų sklandus. Be to, montažų su kabliukais ilgis neturi viršyti 2/3 meškerikočio ilgio, o montažai būna nuo 1,5 iki 2,5 metro ilgio. Todėl mes naudojame, remdamėsi vietinio meškerioto rekomendacijomis, 4,5 metro kormoran jūrinės dugnines. Meškerioti jūroje skirtos dugninės ritės turi talpinti didelę valo atsargą ir pasižymėti reikiamą traukos gale. Tikra kankinė plūdinė skirta rytė būtų vien traukti iš didelės gelmės toli užmestą masyvų gramzdą. O jei pridursite prie to porą užkibusių plekšnių, meškeriojimas taps visiškai nekomfortiškas. Be to, meškerioti jūroje nenaudojami ploni valai, o poros 100 metrų 0,32 arba 0,35 mm skersmens valo atsargos nedidelė rytė nesutalpins. Šiandien vienos geriausių meškeriojimų jūroje pakrantėje yra Zebko ir Kormoran specialios paskirties surf tipo rytės su talpiais valo būgneliais. Kadangi mūsų dugninės buvo paruoštos iš anksto, beliko tik sumontuoti trikojus, ant kurių padedami meškerikočiai. Bet trikojų meškeriojimas nuo molo žinoma įmanomas, tačiau pakankamai komplikuotas, nes meškerikočius reikia kažkur įtvirtinti kuo vertikalesnė padėtyje. Antra, jei įrankiai nepigus, gaila juos braižyti į akmenis. Mes naudojame trikojus ir aiškiai jutome, kad šio įnagio naudą aiškiai pamatė ir šalia plekšnės gaudę meškeriotojai. Kai trikojams reikiamos vietos buvo rastos, ant plokščio akmens pasidėjome lenteles, kurios taip pat yra labai reikalingas tokioje žūklėje, kai reikia paražyti strimilės žuvienos juostelių. Juk neatliksi tokios operacijos ant akmens. Kas liks iš peilio? Masalas buvo paruoštas užvertas ant kabliukų per kelias minutės, o tada regis pagal meškeriojimo dugninės principą galėjom klestelti į kėdutes, ištiesti kojas, užsmaugti ant akių kepurės snapelį ir stebėti dugninės viršūnėlę, tačiau ne viskas taip paprasta. Nors ir konsultavomės iš anksto, tačiau vieno dalyko nenumatėme. Meškeriojant nuo molo tykiu oru reikalingi meškerikočiai su liaunesnėmis viršūnėlėmis, nei tie, kuriais masalą užmetame nuo kranto. Čia nereikia tokių didelių atstumų, kaip nuo kranto užmesti masalus, tačiau kibimą pastebėti sunkiau. Reikia nuolat stebėti, kad valas būtų įsitempęs, todėl geriau, kai viršūnėlė liaunesnė ir jautriau reaguoja. Jei žuvis ima domėtis masalu, tada galima geriau pastebėti atsargų kibimą. Tai svarbu dėl dviejų dalykų. Stambios plekšnės sugeba meistriškai nuverti nuo kabliuko masalą, o antra, kad galima būtų pakirsti kimbančią žuvį, kai ji dar giliai neįrijo masalą. Tik tada įmanoma mažas plekšnės paleisti stipriai nesužalojus.
pirmiausia reikia išsirinkti valą. Nes nuo valo pasirinkimo priklauso kokie 80% meškeriojimo sėkmės. Pirma, užmetimo atstumas, masalo užmetimo. Antra, galimybė tą užkibusi laimikį sėkmingai ištraukti į krantą. Aš turiu keletą valų pasirinkęs, kuriuos noriu jums pademonstruoti. Ir štai rodau juos iš šono, netikėtės, kad galėtumėt pamatyti, kokios spalvos yra šitų valų. Visi jie ryškus. Ryškus spalvų visiškai nereikėtų baidytis jūrinėje žūklėje. Todėl, kad jūros žuvis nelabai baidosi ryškių valų, jas atvirkščiai įvairūs kažkokie anomaliniai spalvų deriniai vilioja, o jūs pats daug geriau matote valą vandenyje, galit kontroliuoti, kur užmestas, kaip, sakysim, svareliai ir kartu masalus patempia į šoną bangos, o bangavimas irgi daro didelį įtaką. Žodžiu, reikia matyti. Pirmiausiai, turbūt daugelį reiktų supažindinti su pinto valo galimybėmis. Štai čia aš turiu Klimakso MIG, tai pintas valas, kuris skirtas ekstremaliom situacijom. Tai yra užmesti sunkius masalus ir užmesti didelį atstumą. Valas yra glotnus, gerai supintas, puikiai matomas vandenyje. Šitas valas yra pakankamai atsparus trinčiai, kad galėtumėt meškerioti jo ne tik tai smėlėtose ruožuose, bet ir ten, kur yra daug akmenų. Valas, kaip matot, yra poros spalvų, galima išsirinkti patinkančią, man asmeniškai labiau patinka fluos spalva, nes jį geriausiai matosi apniukusiamis dienomis. Toliau iš Klimakso serijos turim dar vieną tokį valiuką, kuris vadinasi Super Bright Klimax Multicolor. Pakuotas jisai po 300 metrų, tai yra labai tokia gera pakuotė, ko gero geriausia pakuotė. Jeigu norėsit išsirinkti valą jūrinio meškeriojimo, nes jo pilnai užteks, 2 stambaus kalibro dugniniam sutvarkyti. Kodėl šitas valas vadinasi Multicolor? Todėl, kad jo spalva kas 10 metrų maždaug keičiasi. Faktiškai pagal, jeigu žinosite, kiek užmesta, tai pagal spalvos, reiškia, tą atkarpą, kuri yra šiuo metu jums matoma, galėsit nustatyti net kokį atstumą esate užmetęs valą. Valas taip pat yra labai tvirtas, skirtas meškeriojimui jūroje, pirmiausia jūroje, tai specialus valas. Ir todėl aš rekomenduočiau jį naudoti jūriniai dugniniai, be jokios abejonės pirmoje eilėje. Ne visiems patinka pinti valai, sakysim. Ir kitu atveju ne tik tai pintas valas yra reikalingas. Dabar, jeigu įsivaizduotumėm jūrinės dugninės montažo konstrukciją, tai pats geriausias variantas būtų toks, maždaug 10-15 metrų monofilinio, tai yra viena gyslio valo, prie kurio prijungtas plonesnis, sakysim, kokiu 0,14, 0,18, iki 0,20 skersmens pintas valas. Kodėl taip yra? Sunkaus svarelio ne visada pakanka, kad jūs užmestumėte tiek, reiškia, kad pasiektumėte žuvų kibimo zoną. Užmesti kartais reikia ir taip jau, ne 50 metrų, ar 100 metrų. Pintas valas lengvutis daug lengviau nuslenka nuo valo būgnelio, kai sunkus svarelis įtempia, o priekyje esanti 10-15 metrų, maždaug 0,35, 0,8, koks jums labiau patinka, skersmens vienagyslio valo atkarpa, irgi padeda svareliui, reiškia, savo mase, savo svariu patraukti pintą valą. Kita vertus, toji pinto valo atkarpa, kuri guli ant dugno, daug mažiau dėvisi, nes praktiškai jį beveik neliečia dugno, nes visa toji dalis, kuri guli, tai yra vienagyslis valas, kuris yra ypač atsparus trinčiai, sakysim, akmenuotų dugno ruožuose. Trečia, ką reikėtų atkreipti dėmesį renkantis, tai štai tokį užrašą, kurį Klimaksas užrašo savo valų seriją žymį, kuri skirta jūriniam vandeniui.
Nors visi vynagysliai valai yra pakankamai atsparus sūriam vandeniui, tačiau šitas valas yra dar padengtas. Tiksliau į jo struktūrą yra įmaišyta tokių cheminių medžiagų, kurios yra atsparios jūriniam vandeniui ir šitas valas daug ilgiau tarnauja. Ne tik tai Klimakso serija, ne tik Okerto kompanijos valai yra tinkami jūriniam meškeriojimui. Kormorano valų serijoje irgi yra įvardinta Profiline serija, kurioje yra daug tinkamų jūriniam meškeriojimui valų. Šito valo, pavyzdžiui, kurios skersmuo yra 0,30, etiketėje netgi matyti plekšnę. Tai automatiškai jau galima spręsti, kam šis valas reikalingas. Jos spalva matot, kokia yra, skirta tiesiog jūriniam. Šis valas, kaip ir mano jau rodyti valai, taip pat pasižymi atsparumu trinčiai ir atlaiko nemažas apkrovas. Jis taip pat gali būti naudojamas arba vienas, sakysime, be pinto valo, jeigu jums nereikia labai toli užmesti masalą, ne 100 metrų. Nors Baltijos pliažuose, kurie yra mūsų pajūryje, valą reikia užmesti pakankamai toli, nes toji giluma, maždaug jau 2-3 metrų, prasideda gana toli nuo kranto. O tik tai toje gilumoje laikosi plekšnės. Arčiau jos prieina tik tai tamsių paros metu, kada mes mažiausiai meškeriojame. Nors galit pasirinkti ir naktį. Plo Mine Topic serijos valas skirtas taip pat jūriniam meškeriojimui. Parodytos, aišku, įvairios žuvis jo etiketėje. Etiketės manim šitas valas yra glotnus, lygus ir labai stangrus. Jo struktūra yra tokia, kad mes galima jį sėkmingai užmesti ten, kur, sakysim, minkštas valas yra iš esmės sunkokai užmetamas. Visi jūriniai valai, jeigu juos renkatės iš tų, kurie minėti vienagysliai valai, turi būti pakankamai stangrus. Kitaip tariant, rinktis spinninginį valą, kuris žymimas paprastai soft terminų, nederėtų, kadangi yra elastingi ir užmetant sunkų svarelį, o svarelis maždaug 100 graminis, toks valas gerokai išsitempia. Ir jo elastingumas tarnauja, sumažina jum, sakykime, metimą nuo kokių 10%. Štai tiek apie plekšnių žūkliai rudeniniai naudojamus valus. Jeigu šitų mūsų patarimų jums kas nors tiks, o galbūt jums jų nepakanka, tai jūs galite pasiteirauti Romados parduotuvėse, kur yra visi šitie valai. Ir pardavėjai mielai jūs pakonsultuos, sako, detaliau, kitaip tariant, su kiekvienu iš jūsų asmeniškai. Padiskutuos, koks valas jums geriausiai tiktų, koks geriausiai tiktų jūsų rytėms ir kiek, sakysim, valo reikėtų jums įsigyti, 1, 2 ar 3 rytėm užpildyti. Bandome sviesti krantus įvairiomis kryptimis, tačiau kartojasi ta pati situacija. Naujoje vietoje užmetus dugninės pavyksta ištraukti nedaugiau kaip porą stambių plekšnių, o paskui pradeda kibti smulkmė. Bet tai ne priežastis nuliūsti. Oras puikus, žuvys kimba, virš galvų skrenda įvairiausi paukščiai, galima gėrėtis fantastiškų Melnragės pajūrio peizažu. Tolumoje kupstančio olando kepurė, kurios ypatingo grožio niekada nepamatys ant kranto kepinantis poilsiautojai. O laimikio tuzino plekšnių mums visiškai pakaks kuršių receptui paruošti.
Pagaliau po visų reikiamų pasiruošimų 6 dugninės su 18 kabliukų užmestos ir įmame laukti kibimo, o plekšnės ragauti masalus neskuba. Vanduo užmolo suburiuoja, todėl tėkmių kryptis nuolat keičiasi ir reikia nuolat reguliuoti valo įtempimą. Staiga Mindaugas, kuris įsipareigoja būti mūsų gidu šioje žūklėje, pakelia dugninę ir staigiai pakerta. Meškerė sulinksta ir aiškiai matyti, kad ryte rankenėlę jam tenka sukti įsirėžus. Įtemptai stebime jo veiksmus ir netrukus pamatome, kad vandens paviršiuje subalavo nedaugiau kaip 20 cm plekšnės pilvas. Nejaugi tokia didelė žuvis gali taip inirtingai priešintis, tačiau viskas paaiškėja, kai Mindaugas ima kelti laimikį į krantą. Pasirodo, jog žemiau esantį kabliuką įrijo tikrą keptuvę. Būtent jį ir sukėlė tokį pasipriešinimą. Laimikis solidus, tad pradžia daug žadanti. Visi tada atidžiai įsižiūrime į savo dugninių viršūnėlės, o Mindaugas užviria ant kabliukų naujus masalus ir vėl užmeta savo dugninę. Kitam mūsų komandos nariai pasirodo, kad valas neįprastai atsipalaidavo, o tai būna, kai užkibusi plekšnė pavelka link molo dugninės svarelį, tad jis dėl viso pikto pakerta. Sužiūrim į jį, bet jis komentuoja, kad negali suprasti, užkybo žuvis ar ne. Masyvus gramtas gana stipriai lenkia meškerykutį, todėl pajusti pasipriešinimą, jei plekšnė nedidelė, gana sunku. Ir tik tada, kai iš vandens iškeliame tokią pat 20 cm plekšnę, suprantam, kad kolegos spėjimas buvo teisingas. Stebėtina, kaip tokia nedidelė žuvis sugebėjo pavilti masyvų gramzdą. Laimai plekšnė kabliukai įrijo negiliai ir jie pavyksta sėkmingai paleisti. Kolega vėl užmeta dugninę ir kurį laiką nepaleidžia dugninės iš rankų. Nuojautoje neapgauna. Netrukus jis pajunta aišku trūktelėjimą. Tada pakerta ir ištraukia dar vieną vidutiniokę plekšnę. Lygiai tokios pat plekšnaitės kimba kitiems mūsų komandos nariams. Mindaugo nuomonė, reikia keisti vietą, nes čia smulkių plekšnių susibūrimas arba užmesti masalus žymiai toliau. Tačiau ši prognozė neišsipildo. Vakarėjant plekšnė ima kibti aktyviai, tad nespėjama ant kabliukų verti masalų.
Plekšnės geriausia kimba, kai joms siūloma žuviena. Krevetė šiandien kažkodėl masalas numeris 2. Paprastai gardžiomis krevetėmis plekšnės domisi kur kas aktyviau nei žuvienos išpjovomis. Bet kas tas plekšnės supaisys? Blogiau kitkas, montažai dažnai užmetant masalas gerokai pasidėvėjo, kai kurie kabliukai nulūžo, įsmigė į kliuvinius, tad tokiems atvejams visada reikia turėti atsarginių montažų. Nusegiai seną, padėjai žukladėžio, su nauju vėl imi sėkmingai meškerioti. Beje, pasitaiko, kad tenka pakeisti po keletą montažų per vieną žuklę. Be to reikia turėti įvairių montažų, su karoliukais ir be jų, specialiųjų tolimo užmetimo montažų, kurių konstrukcija yra specialūs auskarai kabliukam prisekti, kad tolimo skrydžio metu pavadėlį neapsivytų aplink pagrindinį valą. Reikalingi taip pat tradiciniai montažai su pentinais, prie kurių tvirtinami pavadėliai su kabliukais. Tokie zepko montažai ypač reikalingi vėjuotų orų, kai pavadėliai skriedami į vandenį plaikstosi kaip vėliavos. O jei vanduo drumstokas, neišsiversite be montažų su plūduriais karoliukais, kurie pakelia masalus nuo dugno. Plekšnės tada juos mato iš toli ir prisėlina prie masalo. Dar vienas pastebėjimas apie kabliukus. Jūriniai žūklėje patartina naudoti ilgakočius kabliukus, nes juos lengviau išsekti plekšnėms iš žiomenų, o juos sugeba masalą įryti labai giliai. Tačiau be jokios abejonės visus mūsų patarimus pamiršite, kaip plekšnės suvirpins dugninės viršūnėlę, todėl geriausia viskam pasirengti iš anksto, krante. Jei sumanysite pakartoti mūsų pasiūlytą maršrutą, kuris veda prie plekšnių žuklavietės ant šiaurinio molo.